Ir pasirengęs ieškoti komandos draugų Leonenko. Jo perdavimus ir štai čia užsitęsusi ataka ir standartinė situacija pasibaigė įvarčiu. BFA veržėsi į priekį. Justas Gerbutavičius pelno įvartį. Na štai taip, atrodo žalgiriečiai atakavo, turėjo savo galimybių, galiausiai atakavo ir į skersinį. O BFA standartinė situacija pasibaigė įvarčiu. Dar kartą štai čia perdavimas. Vartininkas bando kamuolį išmušti, labai gerai minkštai sužaista baudos aikštelėje, ten sėkmingai sužaidė Viljamas Krolis, komandos gynėjas, tarsi parito kamuolį komandos draugų Justui Gerbutavičiui ir Gerbutavičius muša įvartį, BFA veržėsi į priekį 1-0. 40 minutė, na turės ką komandai pasakyti Ramūnas Radavičius, iš esmės žaidė. Ojojoj, dar viena situacija, kuri pasibaigė įvarčiu. Štai taip, 2-0. BFA veržėsi į priekį, naudojasi standartinėmis padėtimis. Justas Vareika siunčia linkėjimus į tribūnas, dar kartą štai čia. Na labai jau arti vartų linijos. Pakeltas kamuolys ir, sakyčiau, Nedas Blaškevičius. Vartininkas nesužaidė stebuklingai šioje situacijoje, bandė išmušti kamuolį, to nepadarė ir BFA veržėsi į priekį 2-0. Ataka tęsiama, perdavimas, grėsmingas perdavimas. Rokas Kursevičius jį atliko iš krašto, ieškojo ten komandos draugų, bet gynyba prieš bazį verta pažymėti, tikrai buvo labai sėkmingai uždaryta jo dešinė koja. Čia Jurevičius gali išbėgti 1-1 ir muša įvartį 3-1. Žygimantas Jurevičius, pirmos jo minutės kaip 9 numerio šiose rungtynėse, perėjo iš krašto į 9 numerio poziciją ir štai taip apibėga Eidukaitį, lieka 1-1 ir fantastiškas užbaigimas. Viską daro tiesiog tobulai, vienas geriausių lygos 9 numerių, vienas geriausių lygos puolėjų, jeigu iš šioje lygoje žaistų daugiau. Dabar tai yra, labiau galima sakyti, kad pirmos lygos žaidėjas. Panašu, kad tai yra pirmas Žygimanto Jurevičiaus įvartis elitinėje lygoje. Šiandien Gerbutavičius mušė 5, Vareika mušė 6. O Žygimantas Jurevičius gražina savo komandai 2 įvarčių persvarą. Geras perdavimas iš galimos. Ten neįspūdingai poziciškai sužaidė Dovydas Eidukaitis. Nepavyko jam užsimti geros pozicijos, sužaisti kamuolį ar palikti prieš Žygimantą Jurevičių. Jurevičius paliko varžovą už nugaros ir puikus užbaigimas Jurevičiaus.